Sveiki, aš Nerijus Kesminas, sporto komentatorius. Aš turiu atspėti būtinai, kas jis toks, aš moters labiau, nesvarbu. Ką reiškia tokia pradžia? Ta pradžia reiškia, kad jeigu pasiryžote statyti pinigus, statykite juos atsargiai. Jam yra 28. Ką darys jis yra ir mes to nepripažinti negalim. Bet bandysime susidoroti. Pirmiausia yra stiprų iš tikrųjų tai, kas yra dažniausiai pažymima. Yra komandinė dvasia, yra kovingumas, kuris vėlgi, sakau, leidžia kompensuoti tuos trūkumus, kuriuos turi. Tai, ką žinau, ką jis rodo, jis gali rodyti, aišku, tai, kad italai nėra geriausios formos dabar, nors irgi sunkiai tikėtinas sezonas pas juos baigėsi ir kaip ir pabaigoje. Na kągi. Geros formos, kitas dalykas gal nusiteikimas Ferrerose. Ferrerose žaisti kaip ir pasižymė to pačiu, kur ir lietuviai. Jei prognozuoti tai, kas bus čia, sakyčiau taip, be abejo. Netikėta? Taip. Sensacija? Man ne. Retai tai būna, kad atrodytų lengviausia. Italai, kiek atsimenu, apskritai pirmą kartą ten važiavo, o sudėtingumas yra dėl gamtos sąlygų vienas dalykas, antras dalykas Ferrerų vidutiniškai vertinama iš favorito atimtų taškus 2. Tai yra už Neapolį mus bandys bausti be jokios abejonės. Ką turėtų daryti tam, kad išvengti pralaimėjimo. Patys žinom, tai italų stilius. Kokie yra tie tikslai, kiek esu girdėjęs, tikslas tarsi ir buvo iškeltas apie tai, kad su italais pakovoti. Turbūt aš manau, kad tikrai nebūtų nacionalinės tragedijos, sakykim taip. Bet dėl psichologinės įtampos taip, aš manau, kad taip, nes situacija buvo nervinga, nenori atvažiuoti dėl konflikto. Dabar tai įtampa tarsi ir atslūgo. Artėja savaitgalis, galbūt galime apžvelgti tai, kas yra įmanoma ir tai, ko galime tikėtis tomis dienomis. Pradėkime nuo šeštadienio. Šeštadienį pasiūlymas yra toks. Sakyčiau, nes taip, tiesiog aš renkuosi tuos, kurie nepralaimėjo. Tai be abejo papildoma problema, psichologinė problema. Aš vėlgi manau, kad netgi jei situacija būtų normali, favoritėmis laikytos Brazilijos ir Ispanijos eis draskyti, nes ir kadangi kai kuriems mūsų savaitės pabaiga būna toli gražu ne sekmadienis, o pirmadienis ar dar blogiau, į pirmadienį taip pat. Įženkime ir ten manau, kad šį kartą yra prasmės patikėti. Ir todėl, kad už vieną pastatytą litą gausite 2, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, manau, kad be psichologinės. Na, dabar šiek tiek kosmoso, tai yra šiek tiek tų dalykų, kurie paaiškės vėliau. Siūloma statyti už Argentiną. Turiu 2 variantus. Logika tokia. Tai sakyčiau, kad sakykime taip. Aišku, kalbame apie tą patį, kalbame apie yra toks, koks yra dabar. Tai yra be prancūzų, be italų, galbūt daugeliu jūsų tai yra netikėta ir iš tikrųjų artėjame prie lemiamos stadijos, artėjame prie kur klysti, nebegalima apskritai klysti. Yra pakankamai sunku, nes na ir po pirmojo etapo pirmajame etapo artėjant prie pabaigos mes galime bandyti įžvelgti tendencijas, geografinės tendencijas, sakykime, dabartinėme futbole. Iš tikrųjų stebina Latino Amerikos 2 pasirodymas, tikėtina, kad visos to regiono komandos pateks į kitą varžybų etapą, kam kol kas sekasi prasčiau, Europai kas be ko, tikėjomės turbūt ne visai to, ir Afrika tiesiog. Ramesnį gyvenimą, galimybę ramiau alsuoti, ramiau kvėpuoti ir man... Taip, su tuo reikėtų sutikti, bet vėlgi, visada yra taip, kad ta status quo neišsilaiko ilgai, tai yra jau 2 tylės, apie kuriuos galėtume sakyti, kad dominuoja. Pirmiausia, tai Ispanija, Vokietija. Sakykime, pradžiai taip. Taip nėra buvę, taip yra kaip 3 iš eilės, ar ne? Kalbame apie 3 iš eilės. Taip, buvo labai arti Vokietija, Franco Beckenbauerio, Oli Hoeneso, Günterio Netzerio ir ten Zeppo Mairio laikais 72 Europą, 74 pasaulio, 76. Tai iš tikrųjų reiškia, kad istorija kalba prieš Ispaniją šiuo atveju. Šiaip iš tikrųjų taip, aš vertinčiau pats savo, jeigu dabar kalbėtume apie tai, kas yra favoritai. Ispanai aišku, bet grįžtu prie tos pačios istorijos ir kažkaip dažniausiai, visada būna pirmas kartas, bet kartais su pirmo karto ir nebūna. Aš sakyčiau, kad favoritai yra Olandai ir Vokiečiai, nepaisant to, kad buvo pralaimėjimai ir vieni ir kiti pralaimėjo. Iš tikrųjų, nebent Lenkai nuspręs, kad nuo pirmos dienos reikia parodyti save. Vienintelis variantas. Graikai jie yra sirgaliai
nesveikais. Jeigu bus problemų, tai bus tik lenkiška problema, aš sakyčiau taip. Klausimas, iš tikrųjų klausimas toks, tas pats, ką ir minėjot, yra Olandai gali išvažiuoti, jeigu ką. Galėtų taip atsitikti, jeigu Anglas Olas Kembelas yra pasakęs saviems nevažiuokite, nes grįšit karstuose, kalbant irgi apie rasistinę problemą. O kalbant apie Lenkus, nors šiandien rasių skirtumo tarsi ir nėra, bet niekada negali žinoti. Su Lenkus ir galiais niekada negali žinoti. Ir iš tikrųjų šiandien mes turbūt pamatysime, darysime pirmas išvadas apie tai, ką nuveikia prevencinė prasme Lenkų teisėsauga. Gal netgi lengviau, jeigu tu atlieki namų darbus, tai yra jeigu tu neįleidi žmonių su jų įprasta atributika, tai yra su ginklais. Peiliais, lasdomis, jeigu tu neįleidi žmonių su tais vadinamais fairiais, kurie gali sproginėti. Padaryti, aišku, yra sunku, nes stadionas didžiulis ir žiūrovų masė didžiulė, bet vėlgi aš grįžtu prie to, kad Lenkai tam turi būti pasiruošę. Lenkai tam turi būti pasiruošę ir problemos turėtų būti išspręstos iki. Šiuo atveju, tai yra, pirmiausia, kalbėkime apie tai, kad mentalitetas kitas. Tai yra nebe vakarietiška tvarka, nebe vakarietiškas punktualumas ir visi kiti dalykai. Todėl pavojus tas, sakykim, tai paslėptas pavojus, kad fiasko, aš manau, į fiasko jis neįsilies, nes vis dėlto per daug rimta struktūra, kad rizikuotų. Ačiū, mūsų studijoje viešėjo sporto žurnalistas Nerijus Kesminas. Dėkui, kad atvykot. Ačiū.